Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise. Cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Why are you doing this to me? I don't care. I wish I could stop time. Hello. Going, won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew I wish I could stop time. It is Monday, October 16th, 2023. Hoy es lunes, el 16 de octubre 2023. Šiandien lapkritis 16, 2023. What did you say? The sun is shining for me? Yeah, you're gonna sleep now. Yeah. What if they say no? Move on to the next one. Yes. The next one is good. Staigmena. Oi, Labas. Mano draugas Marijas, Irena, Marijas, Luka, Oi. Žiūrėkite. Prašau, nesakykit savo draugei. Gerai. Prašau. Niekam nesakysiu niekam. Irena, mano draugas Marijas, Irena. Sveiki. Labas. Aš padėsiu Viktorui pavertėjauti šiek tiek. Taip. Viskas aišku. Aš noriu kalbu tu ir Živelis tėti. Taip. Su tėčiu norėtų pašnekėti. O tėtis išvažiavęs į sodą. A tu buvai kada nors sode? Okay. So he left the village garden that they have. Taip. Galima užuoti? We can go there. Taip. We should go there. We turėtume nuvažiuoti. Taip. But we can talk to her here. She doesn't have to go over there. You told her that you're going to be my Gal trip. kartu norit važiuoti? Oi, ne, aš tokia visa prakaitaus plovio grindis. O kur mums važiuoti reikės? O tu buvęs? Have you been there? Žinosi, kur važiuoti? Will we know where to go? Jeigu ant žemėlapio parodytumėt ant Google Maps. It is a little bit difficult to get. It's a little curvy. Yeah, we'll have to go there. So. Aš tuoj apsirengsiu. Okay. Okay, gerai. But you told her. No car. No Yeah. We'll have to find it. Kažką? Su telefonu? Nepasiimu tą. Tai gal parduotuvę išvažiavo kokią? Sveiki! Labas. Be reikalų grįžai. Mes visi ieškojom. Jo, bet buvo į sodą nuvažiavę.
Nu ir ką, jūs tenais rado tam sudė. Jūsų neradom. Tavo mašinos neberado. Tik mes grįžom. Marius. Marius, Italijos steigminė. Staigmina. O, dviese. Kaip sakėsi? O tai kur kiti? Surprizas. Staigmena. Staigmena. Paslaptis. Paslaptis bus čia. Tu matai? Atvažiavau pavertėjau šiek tiek. Na, bet jau tai gerai. O tai labai gerai. Tavęs ieško, sakė, interviu nori paėmti. O, ką reiks pasakyti? Oi, What he will have to say. Turėsi viską pasipasakoti apie save. It's turned on, so you don't have to do Išdėti, that. Okay, I'll have to hide išdėti, kaip per išpažinti viską. eik, eik. So it's gonna be a confession. Confession. Mad. Ir. Taip. Tai va, tai aš pavertėjausiu Viktoro žodžius, tai jis... Mano translator? Yes, I'm your translator. Aš tavo vertėjas. Aš tavo vertėjas. Yes. Marius, mano dragas, aš tavo vertėjas. Aha. Ir aš noriu wanted to take the time because it's so difficult for me to come here and don't know when, but I have opportunity and it's very important in my culture and I know that Žibel is very close to them. So Kadangi Viktorui labai sunku atvykti dažnai ir jis pasirodo retai, tai jis norėjo susitikti su jumis ir pašnekėti, nes jo kultūrai tai yra labai svarbu, apie ką jis nori pašnekėti. So I don't know what will happen, but she definitely is a person that makes me a better person. So I have become a better son because of her. Can you say it again? Just tell her I have become a better son. Okay, tai Živilė jam labai daug reiškia. A better Jį padarė geresnių žmogum. Parodė, kaip gyventi kitaip, negu jis gyveno. Jį labai džiugina. A better person Geresnė asmenybė. because of her patience, Dėl jos kantrybės. the way she was raised. Ir dėl jos auginimo, kaip ji buvo išauklėta, ji perdavė tas vertybės jam. Yeah, and I'm forever thankful for her to help me become a better person. Ir jis už tai labai dėkingas. And I'm here, like I said, it's very important in my culture, and since she's very close to her family. Jis, ir kaip minėjau prieš tai, jis čia dėl to, kad tai yra svarbu jo kultūrai ir jis žino, kad Živilė su jumis yra labai artima. Since it's very hard for me to come here, I can't promise when I know I will do it, with their permission, of course. Tai kadangi jis nežino, kada galės atvykti vėl, jam pakankamai sunku tai daryti dažnai, tai su jūsų sutikimu. The idea is for me to live here eventually. I want to come over here, and it takes a little bit of time. Galų galiai vis tiek norėtų gyventi kartu Lietuvoje. Galutinis tikslas yra gyventi Lietuvoje. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko, bet vis tiek norėtų gyventi Lietuvoje. Since it's very hard for me to come, I don't know when it would happen. I don't have anything ready, but I have an opportunity to take the opportunity to get this, which is very important, out of the way. Tai va, tai nežino, kada iš tikrųjų visą tai įvyks, bet jam labai yra svarbu gauti tą sutikimą. So it's very important for you to get the acceptance or... Because I don't see myself without Žibelė, and I'm very willing to sacrifice a lot for her. Okay. Tai jis nematė savęs be Živilės ir jis yra pasiryžęs paaukoti savo gyvenimą, dabartinį gyvenimą ir iškeisti į gyvenimą čia. And I wanted to ask permission from them to see if I have their blessing to ask her to marry me down the road. Ir jis norėjo paprašyti jūsų sutikimo, ar galėtų vesti jūsų dukrą. Ne dabar,
aišku, bet netolimoje ateityje, kai viskas susidėlios į tinkamas vietas, nes jam sunku dabar dažnai atvykti į Lietuvą, bet jis norėjo tiesiog gauti jūsų sutikimą, nes jam tai yra labai svarbu ir tai yra jų kultūroje, gauti sutikimą ir tada jau daryti tolimesnius sprendimus. Supratau. It's like I said, I don't know when it will happen, but it's just very important for me to do this right Yeah, now. labai That svarbu. opportunity. Aš sutikimą duodu jau, kai jinai sulaukia pilnametystės. So Tu taip pat mums labai patinki, mes tave labai mylim. Šitas jau aišku ir taip. So she already gave permission when she got 18, but overall they adore you very much, they like you. Tai va, vienu žodžiu, aš savo dukros gyvenimą, kaip čia pasakyti, savo dukrai gyvenimo nereguliuoju. Jis yra pakankamai suaugusi, kad priimtų sprendimus pati. Bet čia, Todėl aš savo sutikimą ir jisai savo sutikimą 100%. yes, 100% yes. Tell them, ačiū iš visų širdis. Stovės labai myliu. It is not normal for me to not feel comfortable to talk, and right now I feel a little uncomfortable only because I can't communicate. Like communicating is a strong suit for me, but because I can't speak the language fully, I'm at a disadvantage. So Tai jam labai gaila, kad jis negali šnekėti lietuviškai šiuo momentu, jis jaučiasi nekomfortiškai, bet Viskas manau, gerai. Bet daugmaž aš beveik suprantu, ką jis nori pasakyti, tik tai aš nemoku išsireikšti. Jo, tai Bet šiaip iš tikrųjų tai sakau, o kur jūs norite gyventi, ką gyvenime veikti, turite nuspręsti patys. so in the end, where you want to live, what you want to do, it's all up to you together to decide. It's tell her this is a very important thing I want to cover with them. jo, tai yra dar viena, it's another topic that you want to discuss. Yeah? Taip. So tai dar yra dar viena tema, apie kurią jūs norėtumėte pašnekėti, apie gyvenimą tolimesnį kartu su Žviniu. I'm not here to steal your daughter. Jis I don't nepasiruošęs, want that. jis nenori pavogti iš jūsų dukros. Ne, tai Ever mes since žinom, Vienna's Diena, it's Uh-huh. the first day one, I felt completely comfortable here in Šilutė ir Rusnė. No matter how mad Živilė got that I wanted to stay here more. Tai nuo pat pirmos dienos Viktoras labai jaukiai jautėsi Šilutėj, Rusnėj, nepaisant to, kaip Živilė pyko, kad jis norėjo pabūti čia dar ilgiau. ne. I Viskas gerai. love being here in Šilutė. Ja, jam labai patinka būti čia kartu su jumis, jam patinka Tai labai Šilutė, gerai. jam Mes pastebėjom, kad toks. Dave Nautis. Ne, labai gerai, Žiūrėjau. labai, jisai labai toks mielas, žinokit. Aš sakau, kad nereikia, kaip vaidinti kažką, ten atrodyti ant pirštų galų, ten vaikščioti, aš mėgstu, man jis tai labai patinka, toks savarankiškas, nereikia. Paprastas žmogus, jis viską žino, viskas. Simple man. Labai. You must be kidding me. Oh my gosh. You must be kidding me, Victory. Why are you doing this to me? I was about to go to a shower. And if I would hear that in a shower, I would be extremely scared because I didn't wake anybody. But you know what? You know what? Why are you doing this to me? I don't care. You know what? This time. This time what? Oh my god. Well, now I definitely do it. Look ridiculous. Oh my god. Yeah, I want to test where's the camera. You are a professional liar. I'm scared.
You know what? When I heard the rain, I knew this time because I don't have guests. And who else it can be? Turn it off, please. Hello.